darei, pramankštinsi dar rytoj mano eržilą ir galėsi eiti namo. Antai, kur 2 akmenys ant kalno guli. Kad vieno akmens ketvertas nepavežtų, tai nusirisi juos į kalvę ir nusikalsi lazdą eržilai pamušti. Vaikinas nusiminęs pasakė savo mergaitai, kad liepė dar kaulinis senis eržilą pramankštinti, o tuo 2 akmenis, kur ant kalno guli, liepė nusiristi į kalvę ir nusikalti akmeninę lazdą eržilai pamušti. Dabar tai vargas, atsakė mergaitė. Ne eržilą, tik jį patį teks pramankštinti. Bet ką darysi, vis išgelbėsiu. Tik mudu turime apsimainyti drabužiais. Apsimainė jie drabužiai, senio duktė tuoj nusirito abu akmenys į kalvę, nusikalė akmeninę lazdą ir pareina švytuodama. O kaulinis senis pasivertęs eržilą jau stovi tvarte. Jį įėjo,